Esu Mantas, per metus aplankau daugybę pasaulio kampelių, kur ieškau ne tik gražių vaizdų, bet ir įkvepiančių patirčių. Šiame epizode atsidursime visiškoje stichijoje, pačiame įžymiausiame fjorde pietų pusrutulyje. Sveiki, šiandien su jumis sveikinus iš pačio populiariausio Naujosios Zelandijos slidinėjimo kurorto Queenstowno. Beprotiško grožio vaizdas, ežeras, apsnigtos viršūnės, tai turbūt klasikinis vaizdas, kurį galima sutikti Naujojoje Zelandijoje. Šiandienos epizodo tikslas taip pat ypatingas. Lankysimės pačioj lankomiausiai Naujojosios Zelandijos vietoje Milford Sounde. Kadangi dabar yra žiema, oro sąlygos tikrai yra žvarbios ir rytoj, kada mes vykstame į Milford Soundą, iš viso tragiškas bus oro sąlygos, bent jau pagal prognozę. Lietaus tikimybė 95%, kritulių virš 30 mm. Dėl to mes nusprendėme, kad vyksime autobusu. Kelio į vieną pusę yra net 5 valandos. Tai įsivaizduokit, 5 valandas važiuoja iki Milford Soundo, tada reikia imti kruizą, plaukioti po visas uolas. Net neįsivaizduoju, kiek tai laiko užims. Tikrai labai ilga diena rytoj laukia, todėl ir nusprendžiau važiuoti autobusu. Aš šiaip tikiuosi, kad pavyks šitą epizodą nufilmuoti dėl tų kritulių, nes tai yra 4. epizodas, man 4 yra laimingas skaičius. Na ką, aš labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir ką, judam į rytoj. Kągi, 6 ryto, judu iki autobusų stotelės. Šiandien pirmas rytas, kai laukia yra pliusas, ne minusas. Šiandien +6. Jau nuo pačio ryto labai smarkiai lyja. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Judu iki autobusų stotelės ir sėsiu autobusą, pažiūrėsim, kas bus per autobusas. Radom autobusą, labai neblogai atrodo, sakyčiau. Mikriukas toksai, labiau negu autobusas. Lipam vidų. Kadangi kelionė yra labai ilga, tai teko anksti keltis ir iš karto įlipęs į autobusą, galima sakyti, užmigau dar vienam kartui. Prabudau, kai buvo visiškai prašvitę ir prieš pat mano akis buvo nuostabūs kalnai, kurie lydėjo mus visą kelią. Išlipau iš autobuso truputį pasivaikščioti, pamankštinti kojas, važiavome 2,5 valandos. Labai vėjuota, vėjas ekstremaliai žvarbus. Nebežinau, ar pliusas galbūt, bet labai šalta. Pirmas sustojimas Tenaus miestelėje. Tai yra gana populiarus miestelis vasarą, žiemą čia yra negyvos dvasios. Iš viso nei vieno žmogaus nesutikom. Tai čia yra realiai pradžia Fiordlando nacionalinio parko. Nuo čia prasideda visos trasos, visi ėjimai. 60 km galima eiti trasa iki pat Milford Soundo, būtent šito miestelio. Trumpam sustabdau kadrą, kad patikslinti. Tai nuo šio miestelio reikia imti autobusą, kuris važiuoja apie 45 minutės ir tada su katamaranu perplaukus ežerą iki trasų pradžios ir tada bus 60 km iki trasos, kuri yra įveikiama per maždaug 4 dienas. Ir čia visko pradžia. Vėjas, kaip sakiau, yra labai žvarbus, bet vaizdas yra tiesiog nepakartojamas. Apsnigtos viršūnės, tai yra, Tenaus yra irgi ant ežero. Ežeras yra pats giliausias pietinėje saloje, bet to antras pagal dydį šiaip visoje Naujojoje Zelandijoje. Tikrai įspūdingas vaizdas. Ir ką, ir pramankštinam kojas ir judam toliau. Pirma vaivorykštė šiandien. Fjorduose turėtų būti dar daugiau, jeigu lis lietus. Šiaip tai iš viso matosi vaivorykštės pabaiga. Čia tai gal oksopodas ten slepiasi. Išlipom biškį pasižiūrėti, nes pradėjo smarkiai lyti. Smarkus lietus reiškia, kad yra labai daug krioklių krentančių nuo viršūnių. Tai va, čia jau keli krenta, sakė, bus daug daugiau iš tikrųjų į Milford Soundą. Ir matot, kaip smarkiai lyja iš tikrųjų. Dar viena vaivorykštė, tai iš viso labai arti. Labai. Kas man labai patiko apie šitą autobusiuką, tai kad jisai sustodavo tam tikrose vietose apsižvalgyti, kurios būdavo pažymėtos. Dar vienas sustojimas, šį kartą veidrodinis ežeras ir ant jo matosi šiuo metu vaivorykštė. O matot? Vaivorykštė jau labai dramatiškas yra visas peizažas. Vaivorykštės, snigti kalnai.
Visai netikėtai jau lizėmėsi žemyn iki fjordo tunelio pamatėm vietinę gyventoją. Mums leido išlipti, nes yra kalninė kėja. Štai ta papilgėlė, apie kurią aš nekėjau praeitame epizode. Žiūrėkit, kaip negražiai atrodo. Nei labai yra reta, jų gyvena tik 5000 ir pamatyti vieną, tai yra kažkas neįtikėtino. Labai daug krioklių čionais. Einam pasižiūrėti krioklių, kurie visą laiką yra čionais. Jie nėra laikinieji. Bišį kamerą aplijom. Kurie nėra laikinieji, jie čia yra visą laiką. Šis krioklys yra tikras ir būna čia visą laiką, nesvarbu lyja ar nelyja. Tačiau visi kiti kriokliai aplinkui susidaro tik dėl lietaus. Tiesiog lyja nuo kalnų žemyn, viskas bėga samanom. Ir štai, paskime tą garsų į tunelį, kuris veda į Milford Sound fjordą. Jis yra vadinamas Homerio tuneliu, tai yra vienintelis kelias kertantis šios kalnus. Kadaise šios slėnių keliaudavo maoriai, ieškodami nefrito akmens, kurį laikė šventu. Praėjo daugybę metų, kol čia pasirodė pirmieji keliautojai ir statytojai. Kad pramuštų šiuos kalnus ir nutiestų kelius žmonėms prireikė ne 19 metų. Bet kai pravažiuoji tą tamsų tunelį ir prieš akis atsiveria fjordo vaizdas, iš karto supranti, kad kiekviena tų metų diena buvo verta šito kelio. Atsivėręs vaizdas mus iš karto pribloškė, nes iš karto matėm šimtus kriokliukų krentančių nuo kalnų viršūnių. Taip pat čia sutikome dar vieną kalninę kėją. Ir šiaip įdomus faktas, kad kuo tamsesnė kėja, tuo jinai vadinasi yra vyresnė. Ką, atvykom Milford Soundą. Taigi dabar esame uoste, laukiam savo kelto. Liko maždaug dar 15 minučių iki jo. Ir lietus tiesiog žliaugia visiškai būsim kiaurai šlapi turbūt laive būdami, bet yra pats geriausias oras lankyti šitą vietą, dėl to, kad susidaro pilna tūkstančiai kriokliukų, kurie yra tik tai laikini, kaip ir sakiau jau prieš tai, kur buvom sustoję, tik tai keli, kurie būna visą laiką. O visi kiti laikini susidarė lietaus, tai manau, kad bus beprotiškai gražus vaizdai. Gavom tokius plasmasinius lietpalčius, kad bent kažkiek atsisaugotume. Biškai aišku ir lietus nurimo. Štai čia bus mūsų laivas, tuoj pat plauksim. Mes plaukiam kitokiu, biškai mažesniu kruizu, nes, pavyzdžiui, paprastesnis keltas yra tas, jis daug pigesnis yra. Aš galvoju, kad čia galbūt mums pasiseks daugiau vaizdų pamatyti ir arčiau galėsim priplaukti prie fjordo kraštų, kad geriau matytųsi visi kriokliukai. Tikiuosi pasteisins. Laipinimas. Štai mūsų laivas iš arčiau. Leisim pasižiūrėti, kaip atrodo. Viskas. Einam po laivą. Iš karto pasakė, kad geriausia yra stovėti priekyje, nes kai pamato kokį nors tarkim delfiną, net galim pamatyti delfiną ar ruonį, iš karto priekis yra nusitaikomas į objektą, taip pat kai yra plaukiama arčiau fjordo, taip pat irgi visada priekį geriausia, dėl to bandysiu rasti kuo artimesnę vietą prieką. Kol kas žmonės visi bazuojasi apačioj, nes aišku lyja, lietus, aišku dabar labai mažai, bet vėsu, visi sudrėkė, nes visą kelią reikėjo kažkaip išlipti ir taip toliau. Ir vis lyja, visi viduj, kur yra daug šilčiau. Aš būsiu pasitengsiu būti viršui, priekį, šiaip pasivaikštome aplink laivą. Va čia yra kelios vietos, bet visos gale, štai kaip atrodo visas šitas vaizdas. Įstaisiau po stogo, vėl pradėjo pliaupti kaip iš kibiro. Ir štai pradėjom judėti. Po truputį judam, suksimės. Kaip matot, tiesiog pliaupia belia kaip. Bet, galėčiau pasakyti, vaizdai vis tiek beprotiškai gražus. Tie debesis sukuria tokį efektą, kad tie kalnai atrodo dar didesni. Jeigu matėt mano trečią epizodą, kuris buvo Kuko kalne, tai buvo visiškai giedra. Kitą dieną pravažiavom pro tos pačius kalnus ir
tikrai atrodo tie kalnai didesni. Vieną minutę pažiūrėkit, kokio dydžio kuriakliai čia susidaro dabar nuo lietaus. Wow. Jo, tas lietus sukuria visą didžiulę didybę šitos vietos, iš tikrųjų. Tikrai galiu drąsiai pasakyti, viena įspūdingiausių vietų, kokią esu buvęs. Ir tie šimtai krioklių, kurie krenta iš viršaus, aišku, aš tikiuosi, kad mes arčiau priplauksim, nes dabar jie taip nelabai matosi, tolyje tik tai, bet matos, kaip lietus skalauja vėją, galima sakyti, nešioja visur purslus. Prasme, vaizdelis tai wow, milijono vertas tikrai, 100%. Tiek daug krioklių. Ir jie visi laikini, čia tai iš viso, jie tikėtina, kaip viskas atrodo. Wow, ir tos dar apsnigtos viršūnės, na, žiema, lietus, visos oro sąlygos, kaip sakant. Oh my god, koks vėjas. Kaip pučia. Tai čia tiesiog splešina vandenį, belia kaip skrodžiam. Visiškai, ta prasme, visiškoj stichijoje atrodo atsiradęs esu. Bet šiaip vis tiek labai smagu ir iš tikrųjų tada daug geriau pajauti, kur esi, kai esi tokioj vietoj, ta prasme, vanduo, vėjas, viskas kaip kokioj, žinot, knygoje ar filme apie... kaip taškus viskas čia. Ta prasme, kaip kokioj knygoje ar filme, Moby Dicke. Kaip tik dar skrisdamas žiūrėjau lėktuvę, tai tikrai labai gerai dabar jaučiuosi kaip vaidmenį. Nu ką, ilgai paturėjau plastmasinį lietpaltį, atlaikė realiai kokias, nežinau, 2 minutės. Dabar tik tai plazdena, ką plaukiam toliau gilyn ir Milford Sound. Ką tik gavau labai gerą bangą tiesiai į veidą. Dabar biškai pasitraukau toliau, nes ten tiesiog neįmanoma stovėti, koks didžiulis vėjas ir kaip taškosi. Biškai kelnes susitaškiau. Na, tikiuosi visi supras, kad čia ne šiaip sau, čia tiesiog nuo bangos, bet šiaip jo. Štai čia kiek daug gražių krioklių ir štai vienas dar yra viršui, kuris iš viso, net neturi pabaigos, jisai tiesiog sudūžta į orą. Koks aš beveik jau poeziją galėčiau rašyti. Tas ne, wow, pažiūrėkit kaip atrodo. Nerealu ir štai čia irgi laikinai susidarantis kriokliai. Laukiam dabar prie dar didelių, labai didelių krioklių. Esam prie pat krioklių paplaukiam. Tikrai atrodo įspūdingai krenta. Šiandien tikrai pasitekė puikiai diena, tas lietus be sustojimo tikrai padarė didelę įtaką, kad čia galėtume matyti šitos gražius vaizdus. Žiūrėkit, kaip lūžta tiesiog. Wow, tikrai nerealus vaizdas, 10 iš 10. Taigi, kai jau oficialiai esam tikrai gerokai įplaukę Milford Soundą, truputėlį apie tai, kaip šitą vietą gavo šitą pavadinimą. Tai banginių medžiotojai plaukia čia ir vienas iš jų pavadino šitą vietą Milford Sound dėl to, kad jo namų uostas labai panašus ir jisai yra iš Milford Haveno, kuris yra Velse, ir dėl to davė pavadinimą Milford Soundą. O jei kaip vėjas kyla, aš tikiuosi girdės kas nors per mikrofoną. Ir iš tikrųjų čia nėra Milford Soundas. Soundas angliškai reiškia, kad tai yra sąsiauris, kad tai yra upė suformuota. Čia yra iš tikrųjų fjordas ir turėtų būti Milford fjordas, dėl to, kad čia yra ledynų suformuota. Bet pavadino Milford Soundu, taip ir liko. Tai iki šios dienos tai yra Milford Soundas. Kadangi gavau pliūpsnį vandens į veidą, galiu tikrai pasakyti, kad vanduo čia nėra gėlas, čia yra tikrai surus vanduo. Ir šiaip apie šitą vietą dar, tai yra maoriai visą laiką šitą vietą kaip šventą. Sakė, kad jų vienas iš dievų su kirviu iškirto šitą įlanką ir čia gyvena mitinė būtybė, kaip sargas, tokia vandens dvasia ir saugo šitą vietą. Jau tenai jau viskas. Baigėsi šitas fjordas ir prasideda Tasmano jūra. Jau visi sukomės. Šiaip tai laikas tai prabėgo tiesiog akimirksniu, galiu pasakyti. Kapitonas sakė, kad reikia užimti vietą, nes bus labai banguota. Aš tai va įsispraudžiu į kampą. Tikiuosi nenuneš manęs, nei joks vėjas, nei jokia banga nepagaus. Ir tai kągi, įplaukėm į Tasmano jūrą.
Tasmano jūra, šiaip iš tikrųjų, kodėl jinai tai vadinasi, tai pirmasis šitą vietą atrado ne Kukas, o Tasmanas, jisai buvo Olandas ir jo garbė yra pavadinta šita jūra prie pat Naujosios Zelandijos, taip pat ir Tasmanijos sala Australijoje. Jisai neišsilaipino Naujojoje Zelandijoje, jisai tik tai pamatė šitą kraštą ir tada su Maoriais buvo įsivėlus konfliktą ir nusprendė, kad geriau net nebandys čia lysti. Ir tik po gero 100 metų Kukas atplaukė čionais, man atrodo, po 130, bijau pameluot. Bet jo, po kurio laiko Tasmanas tik tai pažymėjo žemėlapiuose, kad štai čia yra žemės lopinėlis. Mes jau, matot, išplaukėm, galima sakyti, iš fjordo trumpam. Štai kaip uolas skalauja jau jūros vanduo. Šiaip pat, galiu pasakyti, nepamatėm ruonių. Oi, kaip pradėjo banguoti. Kaip mes čia pradėjome dėti, kapitonas sako, kad akmenis galima įmatyti, kurie bučiuojasi, nežinau. Ką tik kapitonas sakė, kad šiaip iš tikrųjų kitos vietos net ne visada daplaukia, nes būna tokios didelės bangos, na, kaip matė, tikrai labai kalatojas viskas į šonus ir niekas nedaplaukia laivai, nes negali nei apsisukti, kadangi labai siauras tarpas, negali pratilpti, praplaukti. Dabar iš manęs matosi puikiai kriokliai krentantis. Šiaip irgi kapitonas ką tik sakė, kad vakar tik 2% šitų krioklių matėsi. Dėl to, kad praeitas toks stiprus lietus buvo tik prieš 2 mėnesius, nes žiema Zelandijoje yra sausasis sezonas, o dabar kaip tik yra žiemos, pabaiga, jau galima sakyti, rugpjūčio galas. Ir mums tikrai pasisekė, kad šiandien yra ta diena, kai taip smarkiai lyja. Aš matau už tavęs, net galite irgi jūs skaičiuoti, kiek matot, parašykite komentarus, kiek šitų kriokliukų matosi. Ir jų nebeliks po kurio laiko. Iš tikrųjų, sako, po lietaus pabaigos apie 24 valandas tie kriokliai dar būna ir paskui jie dingsta. Ir formuojasi visą laiką vis skirtingose vietose. Įdomi vieta, tikrai unikali pasaulyje. Galbūt kažką galima panašaus pamatyti ir kitose salose, kurios yra arčiau Europos. Bet šitas fjordas yra tuo ir išskirtinis, kad labai daug tų krioklių susidaro. Būsim labai arti vieno didelio krioklio šiandien susiformavusio. Ir mūsų vienas iš įgulos narių sakė, kad geriau pasitraukti, nes būsim visiškai aptaškyti, bus kaip duše. Bet sakė, kad gal ir nieko visai, ledynų vanduo padeda veido odai. Tai po tokio tikrai šalto vėjo galbūt visai nieko atsigaivinti. Na ką. O, wow, matos net tas kitas laivas. Sakė, kitas laivas yra daug didesnis, jis gali daug mažiau arti priplaukti, mes daug arčiau priplauksim. Visiškai jau prie pat krioklio esam. Sako, kad dar galim biškį pabūti, bet paskui jau reikės pasitraukti, nes tiesiog būsim nunešti vandens. Bet štai kaip arti atrodo, kaip gražu. Ir kaip yra neįtikėtina pagalvojus, kad tai susidaro tiesiog porai dienų ir tiesiog vėliau dingsta. Beprotiškai grožio ir dydžio ir pažiūrėkit, kokia jėga tiesiog viskas čia bėga. Wow, gerai, bėgu slėptis. Judam toliau biškį nuo krioklio, bet jis tikrai bai aukštas. Čia tai daugybė mažų kriokliukų. Šiaip vaizdas tai įspūdingas. Ir štai dar vienas dabar atsiveria didesnis krioklys. Čia iš viso galima matyti, aš net neskaičiuoju, turbūt 100 tų krioklių, kurie laikinai susikūrė čionais. Vos ne visur gali pasižiūrėti ir matosi bėgantis vanduo iš viršaus. Čia pavyzdžiui iš viso 3 vieno vietų tokie tikrai nemaži. Visai sukomės atgal į krantą. Ir tikrai reikėtų lietui padėkoti šitą nuostabią popietę Milford Sounde, šitam beprotiško grožio fjorde. Iš tikrųjų tikrai matėm daugybę gražių krioklių ir kriokliukų.
Tikrai nuostabi vieta. Tikrai vieną kartą gyvenime būtinai reikia aplankyti. Aš gal net ir daugiau aplankyčiau, jeigu galėčiau. Jeigu nebūtų taip toli nuo mūsų lietuvėlės, nuo mūsų namų. Vėl beprotiškai smarkiai pradėjo lyti, plaukiant atgal. Jau beveik net sunkiai matosi į priekį, kaip smarkiai lyja. Ir šiaip iš tikrųjų nepaminėjau fakto, kad čia yra pati šlapiausia vieta Naujojoje Zelandijoje. Čia lyja virš 200 dienų per metus. Tai tiesiog šio sezono metu yra labai mažai lietaus. Dėl to ir žmonių biškį mažiau susirenka, nes mažiau šansų, kad pamatysi šitos kakliukus, kuriuos mes šiandien matėm. Bet šiandien mums pasisekė tikrai labai daug lietaus. Realiai visą laiką lyja, sustoja porą minučių ir, kaip sakė šiandienos kapitonas, kad šiandien turbūt saulė švietė porą minučių iš viso, tik tai per visą dieną. Visą laiką yra apsiniaukę, ne visada lyja, bet didžiąją dienos dalį tikrai lyja ir dabar tai iš viso pliupia kaip iš kibiro tiesiog šiuo metu. Na ir mes jau artėjom prie pat, esam jau netoli uosto, kur lipsim iš šio laivo ir dėja baigsis šitas nuostabus kruizas. Ačiū laivui, lipom, bėgam per Lietuvą. Nu ką, išlipom ką tik iš laivo, kiaurai šlapi, kaip ir sakiau, kažkurioje vietoje tikrai kiaurai peršlapsim. Net žaibuoja, turbūt matėt. Tai ačiū Dievui, kol plaukiam laivu, nelijo taip smarkiai. Dabar tik tai mažą dalį reikėjo nubėgti per šitą pliupiantį lietų. Turbūt girdėt, smarkiai griaudžia. Tai net langai juda iš tikrųjų. Tai ačiū labai jums, kad žiūrėjot. Aš tikiuosi, kad jums patiko ir buvo įdomu ir jūs išgyvenot šitą nuotykį kartu su manim. Ir tai yra pabaiga šito video, tai paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą ir iki kitų kartų. Kitame epizode matysite. Atvykau į pačią apsėsčiausią pilį visoje Europoje, o gal net ir pasaulyje.